Nu ką žinau, ar čia tikrai ekstremalu ar ne, tai yra tik vienas būdas įsitikinti. Nu va, tikrai ekstremalumai. Pustytas sniegais. Po ilgo naktinio skrydžio su persėdimu per Rygą galiausiai paryčiais pasiekėm Sakartvelo sostinę Tbilisį. Čia mūsų laukia aktyvi kelionė po įvairius šalies kampelius. Niekur neskubėdami papusryčiavom Tbilisio oro uoste, o tuomet ieškojome vairuotojo, nes mūsų laukia net 3 valandų kelionė į šalies gilumą. Per kelionės laiką ilsėjomės ir grožėjomės Sakartvelo gamtos peizažais. Sveiki draugai, aš esu Mantas. Aš esu Viktorija. Ir mes sveikinamės iš Bakurijanį. Po labai varginančios pusės paros trukmės kelionės atvykom į labai gražų Sakartvelo mažytį kalnų kurortą. Ir po truputį pradedam čia apsidairyti, pasigrožėti gamta ir pačiu miesteliu. Kadangi Tbilisio oro uoste nusileidom labai anksti, prieš 5 ryto, tai atvykom į centrą su viešuoju transportu, bet centre dar aišku nieks nedirbo, tai negalėjom nusipirkti SIM kortelės, o oro uoste jos yra gal kokius 3 kartus ar 4 brangesnės negu šiaip mieste, tai dabar einam Bakurijanį ieškoti to salono, kur įsigysim SIM korteles ir nereikės sukti galvos dėl mobiliųjų duomenų. Tai pirmasis mūsų planas ir tikslas čia. Tai dabar keliaujam link centriuko miestelio, kuriam gyvena maždaug 2,5 tūkstančių žmonių. Ir jis garsėja žiemos sezono pramogom. Ir tas sezonas ką tik baigėsi prieš kelias dienas. Tai matosi, kad taip viskas gerokai ištuštėja ir kavinės ne visos dirba, ir viešbučiai ne visi dirba. Bet dar šiek tiek gyvybės yra, tai keliaujame patį centriuką apsidairyti. O šiaip architektūra tai tokia įdomi, yra ir paprastų namukų, neišskirtinių, bet yra ir tokios Alpių, sakykim, medinės gražios architektūros, tai gražus vaizdai ir čia. Ko gero, dauguma lietuvių apsistoja pagrindiniuose didžiuosiuose miestuose, kaip Batumis, Kutaisys, Tbilisis, bet mes pasirinkom tokį įdomesnį variantą. Tai Bakurijanio kurortas yra visai šalia Baržomio garsiojo miesto. Ir garsėja jie savo kalnais, bet susisiekimas tikrai nėra iš lengvųjų ir nuo Tbilisio važiavom beveik 3 valandas, tai iš pradžių eina kelias gera autostrada, plačiu keliu, bet po to prasideda visokie kalniukų serpantinai ir, žodžiu, daug reikaliukų ir susisiekimas nėra iš lengvųjų. Taip pat mūsų miestukas yra įsikūręs beveik 2 km aukštį ir jį iš visų pusių supa kalnai, kurie irgi yra kilometrų aukščio. Tai vaizdai visiškai pasakiški, kur snieguotos viršūnės jau susilieja su debesim. Tikrai nerealiai atrodo ir iš visų pusių toksai vaizdelis. Kadangi pirmą kartą lankausi Sakartvele, tai šiek tiek stebina mane didelės palaidų plojančių šunų bandos, bet nėra kitos išeities, teks priprasti prie to. Bet šiaip vairuotojas, mūsų taksistas, kuris atvežė, tai sakė, kad tamsiu paros metu, naktimis, tai išlenda čia ir meškos, ne į patį miestelį, bet šalia jo, kur yra miškingos, neapgyvendintos vietovės, tai sakė, pakankamai nemažai yra ir meškų populiacija. Pasirodo, Mapsai šiek tiek apgavo ir nėra to punkto telekomunikacijų bendrovės, tai kažkaip reiks be interneto išsiversti, bet matyt nedidelė problema, nes vis tiek labiau atvažiavom mėgautis vaizdais ir atostogom. O kalbant apie žemėlapius, tai toks apgaulingas šiek tiek vaizdas, nes atrodo mažytis miestukas, 2,5 tūkstančio gyventojų, tai
nėra čia ką veikti ir atstumai nedideli bus. Ir kalnai gal netokie dideli, tai planavau, kad vieną dieną į vieną kalną, kitą dieną į kitą, taip lengvai ir užkopsiu, bet nieko panašaus ir yra čia ką veikti ir atstumai tikrai nemaži. Nu ir aukščiai irgi visai nemaži. Tai šiandien pirma diena tokia poilsiui ir apsišlifavimui, o kitą dieną gal bandysim jau kažkur truputį aukščiau pasilaipiot. Keliom dienom mūsų namais tapo apartamentai šitam komplekse Orbital'as. Dar viduj nebuvom. Einam apsidairysim, kokie bus kambariukai ir labai tikiuosi, kad vaizdas bus panoraminis į gražiuosius kalnus. Nu ką, kambario turas. Žiūrim, ką turim. O, čia yra pakankamai nemažai erdvės. Svetainė zona. O, ir atskiras miegamojo kambarys. Nu, toks visai nemažas erdvus, sakyčiau. Nu ir koks vaizdelis. O, nu va, kalnai. Kalnai su gražumu, fainai. Nu, viešbutėlis tai tikrai labai fainai vietai įsikūręs. O taip visiškai prie pat tų pačių didžiausių, gražiausių kalnų. Tikrai labai įspūdingi vaizdai, kur sunku žodžiais ir perteikti. Straugeliam kiekvieną kampą galima susirasti, lydi į kiekvieną tašką. Miestelį visiška ramybė, viena kita mašinėlė tik pravažiuoja. Tai gerai, kad kelių minučių atstumu yra toks prekybcentris su būtiniausiam prekiam, visą laimę dirba, tai panašu, kad čia reguliariai ir dažnai lankysimės būtiniausių produktų, nes daugiau sudėtinga situacija. Gerai, kad netoli namų yra tokia krautuvėlė, supermarketas, nu ir ką, lietuviška virtuvė. O, nustebino, magija. Vakarėjant išėjom pasivaikščioti po ištuštėjusį miestelį ir pasigrožėti saulėlydžiu. Labas rytas. Sveiki. Šiandien jau visai neblogas rytas, jau mes pailsėję, kupini jėgų ir einame ieškoti įspūdžių toliau. Reikia kilti į kalniukus ir apsidairyti, koks vaizdas iš aukštai slepiasi. Tai einam link keltuvų ir pabandysim pakilt, pasigrožėti. Kiek žiūrėjom informacijas, tai yra keli keltuvai toj pusėj, bet arčiausiai mūsų viešbučio yra šitas. Tai čia pakelia iš rytinės Bakurijanė miestelio pusės. Tai dirba nuo 10 ryto, dabar 10 ir yra, tai keliaujam pro čia. Nu ką, bandom. Nėra nei darbuotojų, nieko. Skenuosim. Kaip ir visur, taip ir ant kalno. Tuščiai ramu. Pamatėm aukštumoje. Yra nebloga tokia, atrodo, apžvalgos aikštelė. Nu, bandom tada užkilti iki jos. Nu ką žinau, ar čia tikrai ekstremalu ar ne, tai yra tik vienas būdas įsitikinti.
Kas? Uždaryta? Ai, laiptuko nėra. Nu, bandom vis tiek pasižiūrėti. Nedaug čia nuėjom, gal kelius šimtus metrų, bet kadangi įkalnė tokia pakankamai stati, tai nu, greit ir nuovargis ateina. Tai niekur neskubant žygiuojam. Su tokiom panoramom visada smagesnis žygis gaunasi. O čia jau link pat kalno viršūnės jau prasideda ir tas tikrasis ekstremalumas, kai kur jau per ledą reikia klampuoti, akmenų nemažai, jau tokia danga šiek tiek sudėtingesnė darosi. Nu, Viktorija, kaip įspūdžiai? Labai fainai, labai geras vaizdas. Orų prognozės visgi melavo, sakė, kad visą dieną lietus bus, bet užlipus saulė šviečia puiku. Ir kad vėsoka bus? Jo, tai šilta. Iš tikro šilta. Kas netikėta, tai šilta, tikrai. Pasisekė. Nebedaug beliko žingsnių iki pačios kalno viršūnės, tai po trumpo sustojimo tęsim žygelį. Nu va, tikrai ekstremalumai. Užpustytas sniegais. Kelias. Lipam. Labai faina, didelė erdvė, jauki aikštelė su saliukais, balkoniukais ir čia beveik visas pusės pačias gražiausias įmanomos Bakurijenio panoramos. Nu ir čia pačiam kampukė vat mūsų viešbutėlis. Nu, beveik paskutinis namas prieš kalnus. Iš Keltuvo išlipam ten. Dabar esam čia. Kopiant į kalnus prireikia tikrai nemažai jėgų ir energijos, o jų man suteikia natūralus mineralinis vanduo iš Sakartvelo Sairmė. Sairmė yra prisodrintas naudingų mineralų, kurie suteikia jėgų ir padeda atsistatyti organizmui. Pačiu laiku spėjom nusileisti nuo tos nemažo aukščio trasos, nes pradeda lietutis krapnuoti. Visa laimė, kad čia yra kavinukė ant kalniuko, tai va galim bus ir pasistiprinti. Užeinam. Kol laukia maisto, galim apsidairyti po labai jaukią kavinukę. Tai va visiškai tuščia, tiek kalnas buvo privatus, tiek kavinė privati, galima sakyti. Nes vieni čia visur karaliaujam, o vaizdai iš terasos, nu, fantastiški, ką čia be pridursi. Tikrai išalkom po laipėjimo po kalniukus, nu tai vat pasistiprinsim tokiais gardžiais burgeriukais, skanaus. Truputį pasivaikščiam po rajonėlį savo viešbučio ir aplinkinių namų. Tai kas įdomu, pirmas dalykas, kad viskas tuščia. Nežinau, čia koks iš 51 gal tai koks būstas gyvenamas.
sezono pabaiga, tai tuo galim pagrįsti. Bet šiaip visi namai labai dideli ir vyksta ir nauja statyba, dar didesnius poilsio ir nakvynės kompleksus stato, tai nežinau, sunku pasakyti, kaip čia su užimtumų sezono metu, nes labai dideli namai po šimtus tiesiog, šimtus būstų, tai ar čia atsiperka jam ir ar didelis čia yra užimtumas, nes pats miestelis pakankamai mažytis. Įdomiai čia atrodo viskas. O mūsų nakvynės vietą sudaro 3 kompleksai, tokie kaip ir viešbučiai, kaip ir apartamentai, bet dalis turbūt yra ir pilnai gyvenamų. Tai 1 korpusas, 2 korpusas ir pagrindinis korpusas, kuriam ir mes esam apsistoję. Taigi rūkas atėjo prieš 15 minučių, maždaug išėjom pasivaikščiot ir viskas matys puikiai, o dabar akise tiesiog pilko rūko masė atkeliauja ir jau nekažin kas į priekį besimato. Vakarą užbaigėme viešbučio spa zonoje. Čia galėjome lankytis neribotai, tad buvome gana dažni svečiai. Bakurijane iš pradžių mums labai patiko pats kelias, kadangi buvo važiavimas serpantinais ir tikrai gan aukštai, 2 kilometrus į viršų kilome. O pats miestelis tai patiko tuom, kad labai daug kalnų ir labai gražių vaizdų. Trečiąją kelionės dieną peškom nukeliavom iki miestelio centro, tikėdamisi daugiau judesio. Tačiau ir čia buvo visiška ramybė. Labai pasisekė, kad susipažinome su vairuotoju Džamalu, kuris mums vėliau nemažai pagelbėjo. Su Bakurijane buvo keista tokia situacija, nes aš kaip visada mėgstu pasidaryti tokią mini analizę prieš vykstant, pasižiūrėti, kas veikia, kokie objektai, kokios įstaigos, kokie restoranai. Tai situacija buvo tokia, kad visiškai apgaulingai rodė žemėlapiai, nes daug buvo pramogų vietų, kaip veikiančios pažymėta, o realiai tai iš viso mūsų miestelio veikia 3 maitinimo įstaigos, viena iš kurių yra kalno viršūnė ir į kurią peškom neužlipsi, ir viena parduotuvėlė veikia aplink mus ir viskas. Tai pradžia buvo tokia sunkoka, kol apsipratom, kol įsivažiavom, nes žmonių nėra, nieko nėra, tik tai mes ir daugybė šunų, bet po to su laiku pripranti, apsipranti ir visai gerą įspūdį paliko ir tas miestelis. Trečia diena, o mes vis dar esam neragavę gruziniškos virtuvės, kas žiauriai keista, nes prieš išvažiuojant galvojom, kad atsivalgysim čia hačapuri ir šašlykų, bet pasirodo klydome. Tai einam ieškoti gruziniškos virtuvės. Visgi pavyko rasti gruzinišką virtuvę ir atėjome į restoraną Georgian Flavor ir ragausime hačapuri ir chinkalis. Ir nepamirškime, kad dar yra kidžmarulis, pagrindinis vynas Gruzijoje. Tai reikės paskanauti, atrodo tikrai labai gardžiai.
sakom, tarp kalnų įsispraudęs yra Eifelio tiltas, kurį projektavo Gustavas Eifelis. Toks vaspatukas, tarp trobų pasislėpęs. Nu ir va, kur mūsų atvežė. Pasakiški kalnai ir pasakiški vaizdai. Va, darysim fotosesiją. Nu va, paliko mus taksistas, davė kelias valandas pasivaikščiot po Boržomio centriuką. Tai atėjom į centrinį parką, tokį išpuoselėtą, gražų, dailų.